ką mes šiandien norime apžvelgti. Tai tikslas yra tokiais 3 punktais pašnekėti. Tai visų pirma, tai kodėl renkasi GO indeksą klientai ir pašnekėsim ir kiek tų klientų jau turime, tai pasidalinsim pačiais naujausiais duomenimis. Mums patiems smagu visada matyti, kaip sekasi ir kaip keičiasi tas klientų skaičius. Ir visada kyla klausimas, tai ar randa priežasčių, kodėl klientai visgi renkasi mus, tai apie tai šnekėsim pirmoje dalyje. Tada norėtume išsamiai su jumis pasidalinti, kaip atrodo mūsų fondų portfelių sudėtys ir jas pakomentuoti, ir galbūt jūs turėsite ir klausimų. Kadangi metų eigoje susiduriam iš tikrųjų su dažnėjančiu klausimu, tai kur jūs investuojate, tai kodėlgi nepapasakos plačiau? Tikrai. Tai domina ir labai džiugu, kad domina klientus, kur dirba jų pinigai, kur jie yra įdarbinti. Na ir reziumuosim, tai pirmų veiklos metų rezultatais, kaip minėjau, tiek pačios bendrovės, tiek dar svarbiau klientų kaupimo rezultatais, tai yra kokios buvo grąžos, kaip tai atrodo, palyginus su rinka, su konkurentų rezultatais, tai tie duomenys vieši, bet kad juos patogiai, gražiai sudėti ir apžvelgti, tai mes įdėjom šiek tiek pastangų ir norim su jumis pasidalinti tais duomenimis. Liuks, tai startuokim tikriausiai nuo pirmosios dalies, pakalbėdami apie tai kodėlgi klientai renkasi GO indeksą ir kokie yra tie išskirtinumai. Tai mes gerai pagalvojom prieš prezentaciją ir nusprendėme, kad bent 5 galim išskirti išskirtinumus, kuo mes skiriamės nuo kitų bendrovių pensijų kaupimo sistemoje Lietuvoje. Tai pereikime visas 5. Pradedant nuo, tikriausiai vieno iš esminių skirtumų, tai yra mūsų investavimo strategijos unikalumo, kur yra vienintelė pensijų kaupimo rinkoje Lietuvoje, tai būtent pasirinkta indeksinio investavimo, pasyvaus indeksinio investavimo strategija. Ir kaip minėjau, mes esame vieninteliai visoje rinkoje, visose 2. ir 3. pakopos pensijų kaupimo fonduose, kurie taikome tik pasyvaus indeksinio investavimo strategiją ir jokių kitų strategijų aktyvaus investavimo sprendimų nedarome. Jeigu truputį plačiau dar apie pačią strategiją, tai yra praktiškai laiko patikrinta investavimo strategija, siekti būtent rinkos rezultatų per ilgą laiką. Ir jau maždaug 50-metį ji yra plėtojama ir einant laikui, metai iš metų vis labiau pasitvirtina, kad ilguoju laikotarpiu tai yra laiminti strategija. Gal dar trumpai galima pažvelgti, prisiminti, kas tai yra ir kuo skiriasi būtent nuo aktyvaus investicijų valdymo. Ir čia turime kitą skaidrę. Ir kad tiksliau apibūdinti, pirmiausia, galbūt reikėtų išskirti indeksinį investavimą ir pasyvų investavimą, nes indeksinis investavimas nebūtinai yra pasyvus, ir pasyvus investavimas nebūtinai yra indeksinis. Tai kas yra tas indeksinis investavimas? Indeksinis investavimas tai yra kai investuojama į visos rinkos ar jos dalies kažkokį tai vertybinių popierių krepšelį, nesirenkant pavienių investicijų. Tai yra nesprendžiant, kokius vertybinius popierius iš indekso, į kokius geriau investuoti, į kokius ne. Ir pavyzdžiui, jeigu yra indeksas ar vertybinių popierių krepšelis, kurį sudaro viso pasaulio akcijos, kas irgi yra mūsų lyginamasis indeksas, pakalbėsime apie tai plačiau. Tai mes ir investuojam į visą tą krepšelį ir neskirstome, į kurias įmonės investuoti. Pavyzdžiui, galėtų būti JAV S&P 500 populiarusis indeksas. Jeigu mes tokią strategiją stengtumėmės atkartoti, tai mes nedarytumėm sprendimų, į kokias iš tų 500 įmonių geriau investuoti arba ne. Investuotumėm į visas 500 įmonių. Taip, tas indeksas būtų pagal svorį tiesiog bendrovė ir toks, koks yra, tai į visą tą komplektą ir investuotume. Bet, kaip minėjo kolega Ovidijus, galima būtų naudoti indeksus investavimui, bet vis tiek nesilaikyti pasyvaus investavimo strategijos. Tai ir pateiksiu pavyzdį. Tiesiog žmogus, kuris investuoja, tarkim, į indeksinius fondus,
gali sugalvoti, kad, na, šiuo metu, pavyzdžiui, yra bendrovės šiek tiek per daug pakilusios, pabrangusios, reiškia, galbūt pervertintos ir gali tikėtis, kad gal bus dabar kažkoks atpigimas. Na, ir tokiu būdu, pavyzdžiui, gali pasitraukti iš rinkos ir laukti ten tos korekcijos ar didesnės krizės ir tada vėl sugrįžti. Tai būtų jau aktyvus investavimas, tiesiog naudojant indeksus kaip instrumentus. Vis dar žmogus nesirenka atskirų bendrovių, o ima visą rinką kaip komplektą, tačiau tokiu būdu jisai rinktųsi aktyviai investuoti, turėdamas savo nuomonę, kaip judės rinka. Na, savotiškai bandydamas atspėti, nuspėti, kaip ta rinka judės. Tai mes to nedarom. Mes sakome, kad geriau būti visą laiką rinkoje ir nesėlioti, nestinkamesnis laikas būti ar nebūti. Taip, galbūt kas nors angliškai ir esat girdėję tą vadinamą terminą market timing. Tai ir tas principas yra, kad sakoma, kartais geriau yra, svarbiau yra time in the market negu kad market timing. Tai mes tokio principo laikomės ir tai yra klasikiniai tie principai pasyvaus indeksinio investavimo, kuriuos prieš beveik 50 metų ir išpopuliarino toks tūlas Jonas Boglas, reiškia, na, tikrai žinoma figūra ir žinomas investuotojas. Tai kai sudedam abudu elementus į krūvą, kai naudojam tik indeksus ir naudojam juos tik tai pasyviam investavimui, tai ir gaunam pasyvų indeksinį investavimą. Tai ir yra mūsų pasirinktos strategijos, kurią, kaip Ovidijus sakė, mes taikom absoliučiai visuose mūsų fonduose, tik šitą strategiją. Ir tai yra, na, didelis išskirtinumas, kaip rodo praktika ir pamatysim ir duomenų, ta prasme, na, net ir lyginant su visais kitais variantais rinkoje, na, tai yra didelis išskirtinumas. Tai visai netrukus plačiau šiek tiek apie tai, o čia dar ilgalaikės perspektyvos žiūrint jau į tyrimus. Taip, tos organizacijos. Vėlgi, gal pradėčiau nuo to, kad mes kalbam Lietuvoje dar kaip pakankamai tokią naujovę, tą pasyvų indeksinį investavimą. Na, daugiau besidomintis investavimu yra turbūt girdėję, kai kurie galbūt net ir taiko patys, tačiau, na, dar mažuma žmonių taip plačioji visuomeniai žino apie tokį būdą. Tuo tarpu, kai pasaulyje tas principas jau yra populiarus daug dešimtmečių ir netgi ne tik, kad jisai prasidėjo ten prieš 50 metų ir palaipsniui išpopuliarėjo iki labai labai aukšto lygio, šiuo metu galima būtų net teigti, kad pasyvus investavimas pradeda viršyti aktyvaus investavimo apimtis visame pasaulyje, jeigu kalbame apie visą pasaulį, o ne apie Lietuvą. Tai yra ir jau nemažai tyrimų ir kai kurie tyrimai jau skaičiuoja dešimtmečius. Na, sakykime, vienas žinomesnių turbūt būtų S&P, didelės bendrovės tyrimų, reiškia indeksų sudarytojų atliekamas tyrimas, kuris jau virš 20 metų daromas kasmet ir atnaujinami tie duomenys ir vis tikrinama, kaip ten trumpesniais ir ilgesniais periodais, kaip sekasi aktyviai valdantiems investicijas fondams aplenkti rinkos indeksus. Nu ir vis kiekvienais metais visi tikėsi, o gal bus kažkokių reikšmingų pasikeitimų ir pasirodys, kad yra visai nemažai tų aktyviai valdomų fondų, kurie lenkia tiesiog rinkos indeksą ir tą pasyvų indeksinį investavimą. Nu ir dėja ne. Iš tikrųjų, rezultatai rodo metai iš metų labai panašiai ir jie tik tai kaupėsi tą duomenų bazę ir jinai atrodo vis tie duomenys vis įtikinamesni. Ir jie sako, kad tai trumpuoju laikotarpiu, jeigu mes žiūrim metus arba kokius 3, tai va čia pavyzdžiui viršutiniam grafike yra JAV rinka paimta ir S&P 500, tas populiarusis indeksas, tai kaip sekasi profesionaliems, aktyviems investuotojams. Tai yra tikrai rimti žmonės su rimta patirtim, rimtais išsilavinimais ir jie stengiasi aplenkti tą tiesiog rinkos indeksą. Ir, na, trumpais horizontais maždaug pusiai jų pavyksta tai padaryti, tai per vienus metus. Bet jeigu žiūrim per 3, 5, 10, 20 metų per ilgesnius laikotarpius, ta proporcija tų aktyviai valdančių investicijas, kurie aplenkia rinkos indeksą, jinai nuosekliai ir stipriai mažėja. Ir rezultatą mes turim, kad per ilgus laikotarpius, o kai kalbam apie pensinį kaupimą, apie investavimą, reiškia savo pensijai, tai kalbam tikrai apie ilgus laikotarpius, 20, 30 ir daugiau metų, tai per ilgus laikotarpius nykstamai maža proporcija aktyviai valdomų fondų sugeba viršyti rinkos indeksą. Na, tarkim, JAV rinkoje tai yra viso labo tik tai apie 5%. O pasaulinės tendencijos iš tikrųjų atkartoja labai panašų vaizdą, na, galim sakyti, šiek tiek daugiau, apie 10% fondų aktyviai valdomų sugeba viršyti, bet didžioji dauguma
virš 90% priklausomai nuo rinkos, dėja atsilieka tiesiog nuo rinkų indekso. Tai jeigu taip sunku yra aplenkti tiesiog rinkos indeksą, tai tikrai racionalus kelias yra net nebandyti to daryti, nes tikimybė yra prieš jūs, jeigu bandote aplenkti rinkos indeksą. Ir todėl mes ir manom, kad tai yra puikus racionalus kelias visiems mūsų klientam rinktis pasyvų indeksinį investavimą ir tiesiog naudotis tą galimybę su GO indekso fondais. Kaip mes ir minėjom, ilguoju laikotarpiu vis tik yra laiminti strategija, lyginant su visom kitom. Tikrai taip. Tai perinant prie antro išskirtinumo ir jau įvardiname laiminčią strategiją, tai kad ta laiminta strategija iš tikrųjų materializuotis, kitas labai svarbus momentas ar dedamoji dalis ilgalaikiame investavime, tai yra mokesčiai. Ir mes siekiame taikyti mažiausius mokesčius antros pakopos fonduose ir vienus mažiausių mokesčių antros pakopos fonduose visoje rinkoje, nes, tikrai gerai suprantame iš įvairiausių tyrimų, iš įvairiausių pavyzdžių ir iš įvairiausių skaičiavimų, kokią įtaką per ilgą kaupimo laikotarpį gali padaryti net ir palyginus nedidelio skirtumo mokesčiai. Taip pat, ką dar verta paminėti, kad GO index netaikomi jokių kitų mokesčių, kuriuos kai kurios bendrovės taiko, pavyzdžiui, bendrovių keitimo, fondų keitimo bendrovės viduje, įmokų, išmokų, mokesčių. Tai pas mus jų nėra. Mes manom, kad reikia gerbti klientus ir jokių gudrybių netaikyti, vengti to. Tai tą tikrai nuoširdžiai ir darom ir kuo paprastesnė kaštų ir mokesčių struktūra taikoma. Kad ta struktūra būtų kuo paprastesnė, aiškesnė ir galų gale naudingesnė kaupiančiajam. Tam, kad kaupiantysis visiškai būtų laisvas, nesukaustytas kažkokiais papildomais mokesčiais atlikti bet kokius galimus veiksmus, kuriuos jie gali atlikti. Taip, ir kartais klientai klausia, tai gerai, tie skirtumai mokesčių gal jie nėra labai dideli, tai gal tai nėra taip svarbu. Tai gal geriausia pavyzdžių pailiustruoti, ar ne? Tikrai taip. Tai tam konkretesniam šiek tiek pajautimui pabandykime palyginti ilgalaikio kaupimo antroje pakopoje. Čia antrą pakopą mes analizuosime rezultatus, pritaikius pensijų fondų rinkoje taikomus skirtingus mokesčius. Čia mes pateikėme keletą skaičiavimo prielaidų ir paprastumo dėlei paimkime, kad mėnesinė įmoka yra apie 80 €, čia truputį virš 80, jinai yra apskaičiuota remiantis vidutiniu darbo užmokesčiu, nuo kurio kaupiantysis moka 3% įmoką į savo pensijų fondą, ir dar pridėjus valstybės taikomą subsidiją 1,5%. Tai čia pavyzdys idealiai tinkantis žmogui, kuris uždirba VDU, vidutinį darbo užmokestį, ar ne? Tai šiuo metu 3% keliauja nuo jo atlyginimo ir dar iš valstybės biudžeto pridedama subsidija 1,5%. Ir gaunas tas 80 € su trupučiu. Imkime, kad tai yra jaunas, pradedantysis kaupti žmogus ir kaups iki pensinio amžiaus. Tai imam ilgą laikotarpį. Ir imame vidutinę metinę grąžą, šiuo atveju 6,6%, kas po mokesčių GO indeks atveju gautųsi 6%. Po visų kaštų. Po visų bendrų išlaidų. Ir tai yra kiek konservatyvus vertinimas ar įvertis, jeigu imtumėm ilgalaikę akcijų turto klasės grąžą, bet mes čia darome prielaidą, kad rizika artėjant pensiniam amžiui bus po truputį pradėta mažinti ir bus daugiau įtraukta mažesnės rizikos turto klasės investicijų, kurios mažiau svyruoja, bet ir mažesnė grąža. Taip, tai automatiškai, nes akcijom mes net ir skaičiuokliai, ir čia yra toks sutarimas rinkoje, kad skaičiuokime gana konservatyviai, bet tai ilgalaikė grąža galėtų būti apie 7-8 netgi procentus vidutiniškai per metus. Tai čia skaičiuojam gana konservatyviai, vertindami, kad prieš pensiniam laikotarpį bus nemažai ir obligacijų investicijų, kurios jau žymiai mažesnė grąža. Tai 6% būtų toks optimalus viduriukas ir gauti galėtų. Ir dabar jau palyginkime čia žemiau lentelėje skirtingų taikomų mokesčių, tai yra visų bendrų išlaidų įtaka, tos bendros išlaidos vadinamos tokiu rodikliu kaip bendras išlaidų koeficientas. Ir jis skelbia Lietuvos bankas. BIG sutrumpintai, tai paimkime šitų išlaidų įtaką sukauptai sumai, tos pačios amžiaus grupės fonde, šiuo atveju jauniausios amžiaus grupės fonde antroji pakopai, kaip Marius minėjo, visi šie rodikliai, kurie yra čia išvardinti, yra paimti iš aktualiausių, šiuo metu aktualių Lietuvos bankų skelbimų ataskaitų.
GoIndex išlaidos, kaip matote, yra 0,6, tai yra visos bendros išlaidos antros pakopos fonduose. Na ir žemiau pateikta anksčiau pavyzdžiuose suskaičiuota sukaupimo suma įvertinus šias išlaidas. Tai ta suma GoIndex atveju būtų apie 222 000 sukaupta iš viso. Tai ar teisingai aš suprantu, kad tai kiek sukauptų klientas iki savo, reiškia, pensijos, mokėdamas va tokias įmokas kas mėnesį, 80 eurų su trupučiu? Fiksuotas tokias įmokas, susidarytų tokia suma. Na ir dešiniau visų kitų bendrovių išlaidos yra pateiktos didėjimo tvarka, nuo mažiausio BIG to rodiklio iki didžiausio, neįvardinant čia konkrečiai bendrovių pavadinimų. Bet čia visi konkurentai, ar ne? Nes visi yra 6 bendrovės, tai čia yra visos 6. Na ir raudonai yra pažymėtas skirtumas nuo sukauptos sumos lyginant su GoIndex būtent. Tai, sakykime, paimkim 2 pavyzdžius, kraštutinį iš vieno krašto ir iš kito. Tai sekantis iš dešinės žiūrint į pirmąjį atvejį, matome, kad atrodytų net ir nedidelis 0,22% skirtumas, ką Marius ir minėjo, tai skirtumai gali būti tikrai nedideli, bet per tokį ilgą laiką gali virsti į minus 15 000 mažesnę sukauptą sumą. Tai išties reikšminga suma, o žiūrint į dešinę pusę, jeigu tas BIG rodiklis išlaidų sudaro jau 0,5% skirtumą, tai absoliučia reikšme sukaupimo suma jau didėja iki 32 000 neigiamo skirtumo. Tai išties reikšmingos sumos, reikšmingi skirtumai, na ir mes siekime, kad mūsų kaupiantiesiems mokesčiai sudarytų kuo mažesnę dalį. Ja, tai čia turbūt išvadą galima pasiimti, kad svarbu ir net ir tie nedaug didesni kaštai, jeigu kitose bendrovėse, kitų bendrovių siūlomose fonduose tie kaštai visgi vartotojui, klientui yra didesni negu mūsų. Nors šitam pavyzdėje akivaizdžiai matosi, kad taip ir yra. Tai mes kalbam apie jūsų, reiškia, galimai prastesnį rezultatą tūkstančiais ir net 10 000. Tai yra, pakankamai apčiuopiami skirtumai. Aišku, jie susidarys per visą kaupimo ilgą laikotarpį, tačiau mes nekalbam apie centus ar kelis eurus ar keliasdešimt eurų. Tada reikėtų pridurti, kad mes imam čia fiksuotą įmoką, 80 eurų. Mes žinome, kad vidutinis darbo užmokestis apskritai didėja. Čia ėmėm nuo dabartinio VDU. Čia labai konservatyviai paskaičiuota. Tai tikėtina, kad žmogus su kiekvienais metais kylant atlyginimui vis didesnę dalį ateities pensijai, tai reiškia, tie skirtumai susidarys tik dar didesni. Tai būtent tokį konservatyvų tiesiog, kad palyginti būtų paprasčiau variantą parodėme. Tai galime eiti prie kitų dalykų. Žiūrėkime tolyn, kas dar, kuo skiriamės ir ką pastebim mūsų klientai, tai kad mūsų portfelių sudėtis, mūsų fondų, pensijų fondų sudėtis yra gerokai skirtinga nuo kitų fondų. Jeigu kas mėgsta skaičius ir patikrinti ataskaitas, tai tikrai tą kviečiam padaryti ir pabandykite įdomumo dėliai tokį pratimą atsidaryti, reiškia, bet kurio iš mūsų pensijų fondo ataskaitą ir atsidaryti bet kurio iš konkurentų, bet kurio jūsų pasirinkimų. Ir pamatysit gan dramatiškus skirtumus. Iš tikrųjų, mūsų fonduose rasite iki 10, iš tikrųjų dažniausiai mažiau, kokie 7, 8. Bet tikrai iki 10. Taip, iki 10 fondų. Tie fondai tarpusavy irgi turi daug panašumų, jie tiesiog visi stengiasi atkartoti lyginamąjį indeksą, kuris pas mus irgi labai paprastas, mes dar truputį parodysim ir išsamiau, koks tas indeksas reiškia. Tai turim labai paprastą fondų struktūrą. Tuo tarpu, kai pas konkurentus rasi ten 10 pozicijų, daug dešimčių, kartais tikrai galit kelt pagrįstų klausimų, ar visi tie instrumentai yra geri, ar jie nėra per brangus jums kaip klientams, ir ar jie turi prasmę turėti portfelyje. Ten tikrai galima pasukti galvą. Tuo tarpu pas mus sudėtis portfelių yra labai paprasta, aiški, mažai tų instrumentų, jie visi atkartoja fondui keliamą tikslą, tai yra lyginamąjį indeksą. Tai galėsim ir antroje dalyje šiek tiek. Taip, galėsim dar detaliau apie tai paminėti, bet iš esmės tai yra paprasta, aišku, skaidru, nes
jūs visą laiką esat užtikrinti, kas bus jūsų pensijų fondo portfelyje. Ta prasme, jums nereikia galvoti, kad, o gal dabar mano fondo valdytojas sugalvoja kokį nors keistą fondą įtraukti. Ar čia gerai bus dėl to, ar blogai. Tai pas mus nėra siurprizų. Pas mus yra paprasta, aišku ir kartu patikima, nes kartais irgi klientai klausia, tai čia ar tie fondai gerai parinkti ir taip toliau. Tai mes renkamės tik tai patikimiausias, didžiausias, reiškia, įmonės valdančias investicijų valdymo įmonės pasauliniu mastu. Tai yra didžiausi žinomiausi vardai, matysite juos. Ir tų valdytojų indeksinius ETF, tai yra biržoje prekiavimus fondus, arba kitus indeksinius fondus. Apie juos irgi visai netrukus plačiau pašnekėsime. Tai čia buvo trečias, jeigu pereiti prie ketvirto išskirtinumo, ir čia paliesim gal šiek tiek rečiau girdėtą terminą, tai yra gyvenimo ciklo pensijų fondų, GCF sutrumpintai terminas, tai gal pradžioje šiek tiek apie tai, kas tai yra ir kodėl tai yra gerai. Tai tas gyvenimo ciklo principas ar strategija Lietuvoje veikia jau nuo 2019 metų pradžios, antros pakopos pensijų kaupime. Tokią strategiją ilgalaikiam pensijos kaupimui, būtent ilgalaikiam investavimui, pensijos kaupimui rekomenduoja daugelis pasaulio mokslininkų, praktikų, tarp jų ir Pasaulio bankas. Tai tikrai džiugu, kad mes tokią strategiją taikome daugiau kaip 4 metai. Ir ji reiškia labai paprastai, tai kad kaupiantiesiems nereikia rūpintis investavimo strategijos parinkimu asmeniškai patiems ir jos keitimu einant laikui. Tai yra daroma automatiškai pagal dalyvių amžių. Tai yra jaunesniems dalyviams fondų investicijos nukreipiamos į rizikingesnes turto klases. Taip, jų vertė labiau svyruoja, tačiau ilguoju laikotarpiu leidžia pasiekti didesnį investicinę grąžą. O vyresnėme amžiuje yra pradedama po truputį didinti saugesnių investicijų dalis, atitinkamai mažinti rizikingesnių investicijų dalis, tam, kad jau per visą gyvenimą sukaupta suma būtų kuo labiau apsaugota. Tai pereinant jau prie mūsų išskirtinumo, kuo mes čia vis tik šitoje gyvenimo ciklo pensijų kaupimo strategijų skiriamės nuo visų kitų 5 bendrovių, tai kad šioje vietoje mes esminį skirtumą taikome tokią, kad investicinę riziką pradedame mažinti labai anksti, tiksliau vėliau negu kiti rinkos dalyviai. Kiti rinkos dalyviai riziką pradeda mažinti gana anksti, likus apytiksliai 17-18 metų iki vidutinio fondo dalyvio pensinio amžiaus. O mes likus tik tai 10 metų. O mes likus tik tai 10 metų, tai beveik dvigubai, šiek tiek mažiau negu dvigubai iki vidutinio fondo dalyvio pensinio amžiaus. Tai reiškia, kad klientų investicijos ilgiau pabūna investuotos akcijų rinkose. Akcijų rinkose didesnė grąža, aišku, didesnė išsvyravimai, tai reikia turėti galimybę leisti savo tą didesnę riziką, tos didesnius svyravimus, bet tai tikėtina prisideda prie geresnio bendro rezultato. Ir tokią strategiją pasirinkome nagrinėję įvairias gerasias rinkos praktikas, pavyzdžiui, Švedijos, Izraelio gyvenimo ciklo fondų modelius, kurie rodo, kad rizikos mažinimas vėlesnėme amžiuje, bet ne per vėlai, vėlesnėme amžiuje, mūsų nuomonė, tas 10 metų tikrai yra tinkamas laikas tą pradėti daryti, ne anksčiau. Tai gali būti tiesiog naudingesnis modelis kaupiančiajam ir gali suteikti galimybę tiesiog sukaupti didesnę sumą. Taip. Jo, gal dar tada trumpai apie dar vieną mūsų išskirtinumą, tai yra savitarna, ir čia aš pasistengsiu labai trumpai, tiesiog mums buvo svarbu, mes kai atėjom į rinką, tai aišku norėjome pasiūlyti kažką tai kitokio, negu jau yra siūloma rinkoje, ir daugelis klientų jau buvo susidūrę su didelių institucijų, kurios veikia mūsų konkurentai, reiškia sistemom, kurios ten pensijos yra tik vienas iš dalykų ir ten surasti informaciją apie tai būna gana sunku. Mes darėm visiškai priešingai, mūsų bendrovė specializuojasi tik tai pensijų paslaugas, pensijų fondų, reiškia informaciją teikti, dėl to pas mus viskas tikrai yra paprasta, intuityvu, lengva naudotis ir aš džiaugiuosi, kad tą girdim patvirtinimus iš esamų klientų ir kviečiu visus irgi pabandyti. Ir gal dar paskutinį punktą paminėsiu, kad mes turime savo svetainėje ir taip pat savitarnos svetainėje integruotą, pavadinčiau, unikalią pensijų skaičiuoklę, nes jinai padeda vienoje vietoje labai paprastai įvertinti
ko jūs galite tikėtis išėję į pensiją iš visų 3 pakopų, tai yra iš sodros, iš 2 pakopos, jeigu dalyvaujat, ir iš 3, jeigu dalyvaujat. Ir savitarnoj, kai jau tampate mūsų klientų, tai privalumas yra tas, kad jums net nebereikia surinkinėti duomenų, skaičiuoklė pati atpažįsta ir visus skaičiavimus įtraukia, kiek pas jūs yra sukaupta, reiškia, 2 pakopai, 3, koks jūsų amžius, kada jūs išeisite į pensiją, tai apie tai net nereikia galvoti. Na, o jeigu dar žmogus priimdamas sprendimą nori pasibandyti, tai turi galimybę mūsų viešoj, reiškia, nebūdamas klientų viešoj svetainiai, užeiti ir irgi tą skaičiuoklę įsibandyti, bet tada reikės jums pačiam susivesti savo duomenis, kiek ten jau yra kažkur tai sukaupta, ir aišku, mes tų duomenų niekur neimam ir nenaudojam. Tai yra jūsų asmeninė informacija, kurią jūs galite pasitikrinti ir susiskaičiuoti savo rezultatą. Tai skaičiuoklę turim ir savitarnoj, ir internetiniai svetainiai. Priedo, ką pasakė Marius, dar galiu paminėti, kad skaičiuoklė įvertinus visą jūsų dabartinę situaciją suteiks ir efektyvesnio kaupimo rekomendacijų, jeigu pagal įvertinimą tokių bus įmanoma padaryti, ir tiesiog kelių mygtukų paspaudimu tas rekomendacijas galime įgyvendinti. Pabandykit tiesiog, nes mano subjektyvių vertinimų tai bene geriausia skaičiuoklė šiuo metu rinkoje, jinai, man atrodo, labai paprasta, patogi ir kartu informatyvi. Tai apžvelgiam tuos 5 išskirtinumus, ir čia pabaigai prieš išskirtinumus radom vietą įdėti tokiam klausimui, kurį išties ypač bendrovės įsteigimo metu, fondo veiklos pradžioje sulaukdavome gana dažnai, dabar jau rečiau sulaukėm šitą klausimą. Tai ar saugu savo pensiją kaupti GoIndex? Naujas dalyvis, metai laiko praėjo, jau ne visai naujas, jau yra kažkokios patirties. Tai ką reikėtų paminėti, kelis čia akcentus paminėti, kad GoIndex yra lygiai tokia pati viena iš 6 Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių, kurioms yra taikomi tie patys reguliaciniai reikalavimai, tie patys teisės aktai vykdant šitą veiklą, tai yra lygiai taip pat saugu kaupti GoIndex pensijas kaip ir bet kurioje kitoje bendrovėje. GoIndex yra licenzijuojama Lietuvos banko bendrovė, turinti licenciją, Lietuvos bankas nuolat prižiūri mūsų bendrovės veiklą kaip ir kitų. Na ir pagal teisės aktus visų kaupiančių investicijos ir pinigai yra atskirti nuo GoIndex bendrovės ir saugomi depozitoriume, tai šiuo atveju mūsų depozitoriumas yra SEB bankas. Ir jeigu kažkas atsitiktų bendrovėje GoIndex, tai visiškai jokios įtakos tai neturėtų kaupiančiųjų turtų. Visiškai teisingai. Ir kartais vėlgi teiraujamasi, tai kokia čia patirtis, gal čia sako nauja bendrovė, gal jūs dar patys mokotės, tai visiškai netiesa. Reiktų pasakyti, kad į bendrovę susibūrė ir pasiryžo šitą iš tikrųjų sunkų, nelengvą kelią eiti ir įkurti šitas paslaugas, pasiūlyti klientams. Labai patyrusi komanda, aš drįsčiau teikti, kad turbūt viena labiausiai patyrusi profesionalų komanda, ir kai mes žiūrim į savo patirtis, aš pats su pensijų fondais dirbu, sunku bus surasti Lietuvoje ilgiau su toje srityje dirbantį asmenį, mano kolegos irgi taip pat yra ilgamečiai, jau dešimtmečiais dirbantis toje srityje, tai mes turim labai patyrusių profesionalų komandą stovinčią už tos bendrovės vairo. Ir tai yra dar vienas faktorius, kuris užtikrina patikimumą klientams. Ir paskutinis dalykas, kurį prie saugumo turėčiau paminėti, kad taip, mes investuojam atitikdami visus reikalavimus. Lietuvos bankas tikrai griežtai kontroliuoja, tikrai reikia daug duomenų jiems teikti, jie daro patikrinimus ir mes džiaugiamės, kad išvadas gauname geras, teigiamas, kad laikomės visų reikalavimų. Ir iš tiesų mes investuojam diversifikuodami investicijas visame pasaulyje, kas tikrai yra svarbu ir manau, kad mažina riziką. Ir ta strategija, tokio investavimo visame pasaulyje, plačiai diversifikuojant ir naudojant pasyvų indeksinį investavimą, Lietuvoje jie gal skamba dar naujai, bet pasaulyje jinai yra dešimtmečiais jau patikrintas principas, taip kad tai yra patikrintas ir patikimas principas, patikrintas būdas. Gal tada reikia paminėti, kokia ta sudėtis fondų, ir čia pradėti reiktų nuo palyginamųjų indeksų, ir čia matote skaidriai, gal truputėlį smulkiai ten matysis, bet vis tiek toks infografikas pagrindinio mūsų lyginamojo indekso, tai yra MSCI, All Countries World Index, tai yra viso pasaulio, paprastai šnekant, tai yra viso pasaulio bendrovių
akcijų indeksas. Ir šį indeksą seka daugelis mūsų fondų, visi tie, kurie yra skirti jaunesnio amžiaus žmonėms, o jaunesnio mes laikom net iki 53-4 metų. Mes visi esam dar jauni palyginus, žvelgiant iš tikrai tos ilgalaikės perspektyvos, kadangi kalbam apie pasiruošimą pensijai visam gyvenimui, tai tikrai dar daug kas esam jauni toj perspektyvoj. Ir dėl to mums puikiai tinka investuoti į viso pasaulio akcijų indeksą. Ir tas indeksas apima labai plačiai. Čia, kaip rašoma, jeigu ten kas įskaitytų, ten 99% visų listinguotų pasaulio bendrovių šitas indeksas apima. Tai mes būtent į jį ir orientuojamės. Ir galima sakyti, kad kai žmogus investuoja eurą per mūsų fondus, ypač tuos, kurie seka būtent šitą akcijų indeksą, tai yra jaunesniems skirtus fondus, tai jo tas euras pasiskirsto tarp viso pasaulio akcijų, tarp didžiulio skaičiaus, kiek ten maždaug... Netoli 10 000, o čia aš galiu pratęsti truputį konkrečiau jau vardindamas, tai matėme prieš tai buvusime paveiksle tą indeksą, sutrumpintai mes jį vadiname MSCI ACWI, kurios sudėti matėme tam infografike, ir kaip Marius sakė, tai yra bene populiariausias ir vienas plačiausių viso pasaulio bendrovių akcijas apimančių indeksų, apima 47 šalis ir arti minėtų 10 000 kompanijų. Ir čia lentelėje dar matosi procentinis pasiskirstymas tarp išsivysčiusių šalių ir besivystančių. Kadangi indeksas yra sudarytas pagal kapitalizaciją, tai aišku, ženkliai didesnį svorį turi išsivysčiusios šalis, bet į šitą indeksą patenka ir besivystančios šalis, kurių net yra 24. Kuriuose, kaip visada, yra daug potencialo, bet ten daugiau rizikos, dėl to ta dalis nėra labai didelė ir mums tokios proporcijos atrodo geros. Tikrai taip. Mes vėlgi grįžtam prie to, kad mes nesirenkam netgi regionų ar tokių išskirstum kaip išsivystęs, besivystantis pasaulis. Čia lenkiamės visą pasaulį. Taip, čia yra nuotrauka pasaulio ir kokia jinai yra, kaip atrodo pasaulis, tai mes čia net nediskutuojam su tuo. Tikrai. Ir obligacijų dalyje šiek tiek yra mažesnės obligacijų dalys, jeigu žiūrinti visus mūsų fondus, daugiau fondų sudaryti tik iš akcijų, bet turime ir iš obligacijų. Tai yra mišrius ir vien tik iš obligacijų. Ir šioje dalyje rinkoje taip pat vieną populiariausių pripažintą ir patikimą obligacijų indeksų tiekėją, tai yra Bloomberg Barclays. Prioritizavome saugesnės obligacijas, tai yra tik eurais denominuotas bendrovių ir Europos vyriausybių obligacijas, kurios yra aukšto kredito reitingo ir trumpo bei vidutinio termino iki išpirkimo nuo 1 iki 5 metų tame diapazone. Ir mūsų obligacijų dalies lyginam indeksą, kaip šioje skaidrėje matosi, sudaro 3 komponentai, kadangi rinkoje nėra vieno, kuris atitiktų minėtus kriterijus. Tai pusę sudaro įmonių obligacijos ir kita pusė iš 2 dalių sudaro vyriausybių obligacijų. Ir gal tada verta būtų pasižiūrėti, čia yra visi mūsų siūlomi fondai, tiek 2, tiek 3 pakopos, tai aš gal pradėsiu net nuo obligacijų, reiškia, dalies, į kuriuos fondus papuola arba kuriuos fondus pilnai sudaro vien tik tai obligacijų. Tai tokių fondų turim visai nedaug, bet jie irgi yra reikalingi, tai yra žmonėm, kurie yra prieš pensininiam amžiui arba jau pasiekę pensinį amžių ir dar tiesiog nepasirinkę išmokų būdo, bet jau turi gan trumpą investavimo horizontą. Tai ten norisi turėti mažiausiai rizikos, dėl to, pavyzdžiui, GoIndex turto išsaugojimo fonde, taip pat GoIndex 2 pakopos fonde skirtam žmonėms gimusiems nuo 54 iki 60 metų, mes turim investicijas 100% vien tik tai iš obligacijų. Daugiau nebeturim tokių fondų, kur būtų vien tik tai obligacijos, dar turim 2 fondus, vienas yra 2 pakopoje, tai skirtas gimusiems nuo 61 iki 67, yra daugmaž per pusę obligacijos ir akcijos, ir taip pat subalansuotas fondas 3 pakopoje, kur yra 60% akcijų, 40 obligacijų, tokia klasikinė vadinama 60-40 subalansuoto fondo struktūra, tai ten yra ir obligacijų, ir akcijų. Visuose likusiuose fonduose mes turim tik tai akcijų investicijas ir jos seka, kaip Ovidijus išsamei paaiškino, viso pasaulio bendrovių akcijų indeksą MSCI All Countries World Index.
Gal čia dar galim į tą gyvenimo ciklą pažiūrėti? Jo, čia grafiškai tiesiog matosi ir vėlgi Lietuvos bankas tuos dalykus nuolatos skelbia, atnaujina tą informaciją. Mes džiaugiamės, kad turime išskirtinumą ir šitoje vietoje palyginus su visais konkurentais. Jeigu matote, tos daugelis linijų ten sutampa ir rodo, kad maždaug ties žmogaus amžiumi apie 47-8 metus jau konkurentų fonduose, gyvenimo ciklo fonduose antroje pakopoje rizika pradedama mažinti, akcijų dalis pradedama mažinti, na ir po to priešpensiniam amžiui ten lieka apie 15-20% pas daugelį konkurentų. Mes manome, kad reikia daryti kitaip, čia nedidelis skirtumas, bet yra šiek tiek erdvės, kur mes manome, kad galime optimizuoti tą procesą ir vėlgi remdamėsi gerąją patirtimi ir tyrimais, kaip sekėsi, kaip buvo modeliuota ir kokia buvo patirtis ir praktika tiek Izraely, tiek Švedijoje panašaus pobūdžio fondų, tai pasirinkom kitą kelią, pasirinkom mažinti riziką gerokai vėliau, tai kai žmogus pasiekė maždaug 54 metus, bet staigiau. Ir ją mažinam ne iki 20 ar 15%, bet pilnai iki 0%, nebelieka akcijų visiškai žmonėms, kurie yra arti pensinio amžiaus. Ir mes manom, kad tai yra teisingas požiūris, nes tuo metu, kai žmogus jau liko keli metai iki pensinio amžiaus, jis labai jau greitai gali pradėti naudoti savo santaupas, tada jam reikia mažiausiai svyravimų ir nebesivaikyti uždirbti dar kažką tai stipriai ant tų santaupų, o geriau jas išlaikyti kuo saugiau, kuo stabiliau, su kuo mažesniais svyravimais. Ta mūsų strategija pilnai realizuoja. Taip, tas rizikos sumažinimas iki nulio jau visai vyresnio amžiaus žmonėms ar pensinio amžiaus žmonėms irgi yra išskirtinumo. Taip. Tai dar jeigu labai trumpai apie instrumentų atrankos kriterijus, čia tikrai neišsiplečiant, tikrai taikome aukštus standartus, griežtus atrankos reikalavimus, patys savo keliame. Jeigu keletą jų išvardinti, tai, kaip Marius minėjo, renkamės patikimiausius investicijų valdytojus pasaulyje. Siekiame rinktis tokius fondų tiekėjus, kurie atitinka aukštus saugumo, skaidrumo, veiklos organizavimo reikalavimus, kurie kyla iš pirmiausia ES teisinio reguliavimo, kuris yra tikrai gana griežtas. Renkamės čia labai svarbus kriterijus, kiek įmanoma pigesnius, kiek įmanoma su mažesnėm išlaidom instrumentus rinkoje. Instrumentus renkame tokius, kad kuo geriau atitiktų mūsų lyginamųjų indeksų sudėtis. Taip pat, kad būtų investuojama tiesiogiai į fizinį turtą, perkamos akcijos, obligacijos fiziškai, o nenaudojant kažkokias išvestinės finansinės priemonės. Taip pat, kad kuo daugiau instrumentų sudarytų tokių, kurie kaupia dividendus palūkanas, tam, kad būtų galima išgauti kuo daugiau naudos iš reinvestavimo. Tada, kad būtų didelis prekybos likvidumas, kad nesusidurtumėm jokiais atvejais su kažkokiais tai likvidumo niuansais. Renkamės eurais denominuotus vertybinius popierius, obligacijų dalyje tik aukšto pajamingumo obligacijas, jau šitą minėjau. Taip, ir dar pratęsiant prie tų instrumentų atrankos kriterijų, turbūt labai svarbus aspektas, kurį mes norėjom dar papildomai išskirti, tai yra darbas dėl klientų. Mes nuolat iš tiesų galvojam apie tai, kaip galim dar sumažinti kaštus klientams. Ir rinkdamiesi tuos instrumentus, mes juos renkamės gerus, patikimus, aiškius, ką Ovidijus paaiškino, bet visada galvojam apie kaip tai paveiks klientus mūsų, kiek tai gali sutaupyti ar padidinti kaštus. Ir dirbam tikrai nuosekliai, kad tuos kaštus klientams sumažinti, tai kad išlaidos būtų mažiausios ir bendri kaštai, apie kuriuos irgi minėjom, tas bendrasis išlaidų koeficientas skelbiamas Lietuvos banko, kad jis būtų idealiu atveju pats geriausias rinkoje. Kol kas lyg ir tą pavyksta pasiekti, tačiau ne tik, kad iki šiol tai pavyko per pirmosius metus pasiekti, bet mes jaučiam, kad pasistengus, jeigu tikrai stengiamas dėl klientų, galima išnaudoti savo privalumą, kad mes esame institucinis investuotojas ir iš tikrųjų mes auginamės raumenis, bet auginamės raumenis ne tam, kad kažkaip pasipuikuoti,
o kad pasistengti dėl klientų ir pasiderėti su tiekėjais, su tų fondų valdytojais, kad gauti kuo geresnės sąlygas. Tai tikrai, patikėkit, įdedam kiekvieną ketvirtį į tai pastangų ir tai atsiperka, kad ir labai mažai 0,01%, bet jeigu tik randam progą, deramės ir tą darome grynai klientų naudai, nes ne mūsų bendroviai valdymo tai nauda, o tiesiogiai mūsų klientams tie sutaupyti kaštai. Ir šiuo metu dar kaip tik tą darome. Ja. Jeigu dar labai trumpai apie tas atsirinktus instrumentus ir investicijų valdymo įmonės, tai šiuo metu mūsų fondų investicinius portfelius sudaro 5 skirtingų investicinių valdytojų biržoje prekiaujami fondai ETF, tai yra amerikiečių BlackRock ir State Street, vokiečių DWS ir prancūzų Amundi ir Lyxor investicijų valdytojai. Kas domisi bent šiek tiek investicijom turėtų būti girdėję tuos vardus, čia yra turbūt patys žinomiausi, vieni iš pačių žinomiausių. Pagal valdomą turtą tai yra top 10 investicijų valdytojų pasaulyje. Tai čia jau pavadinimai konkrečiai surašyti, kas norės, tikrai galės surasti ir šitą informaciją mūsų internetiniai svetainiai, kiekvieno fondo yra skelbiama. Iš viso turime šiam momentui atsirinkę 14 ETF instrumentų, 7 akcijų turto klasėje ir 7 obligacijų turto klasėje. Ir čia yra tikslus jų pavadinimai. Na, o šioje skaidrėje matosi vienas iš modelinių portfelių pavyzdžių, tai yra tik iš... Mes juos irgi prie kiekvieno fondo skelbiame internetu. Tikrai, kiekvienas besidomintis tikrai nematom tame jokios paslapties. Čia mes neturim kažkokios paslaptingos strategijos. Na, kaip tik yra labai paprasta, aiškiai ir žinoma. Bet padaryti tai gerai, na taip, reikia pastangų. Tai va čia yra tas vienas iš akcijų fondo paimtas modelinis portfelis. Jame mes matome 7 instrumentus, kurių proporcijos matosi toj skrituliniai diagramai čia kairėje. Proporcijos yra sudarytos taip, kad atitiktų prieš tai rodytas mūsų akcijų dalies lyginamo indekso proporcijas. Geltonai čia labai neženkliai pažymėta yra piniginių lėšų dalis, ji fonde laikoma likvidumo tikrinimo tikslu. Bet ją stengiamės laikytis kuo mažesnė. Tai yra, kuo arčiau būtume indekso. Ir augant iš tikrųjų fondų turtui, jinai po truputį mažėja. Mes ją mažiname, kad kuo didesnė dalis būtų investuota ir kad fondo dalyvių turtas būtų maksimaliai įdarbintas rinkose. Tai gal geriausiai pavyzdžiais, čia turim keletą trumpų pavyzdukų, tai kaip mes iš tiesų stengiamės dėl tų klientų, nes tai pašnekėti galima lengvai, bet praktikoje čia yra labai konkretus. Vat kaip tik šiuo metu, kas vyksta, tai mes daliname savo tą vidinę virtuvę ir kaip tik šiuo metu mes įtraukinėjame į portfelius vieną naują instrumentą, tai yra State Street, vieno iš didžiųjų valdytojų siūlomas fondas, sekantis viso pasaulio akcijų indeksą. Ir kodėl dabar mes sugalvojom jį įtraukinėti. Tai čia galimas priežastis įvardinti, iš tikrųjų tiesiog pastebėjome, kad visai neseniai to fondo valdytojas, tas State Street, reiškia, priėmė sprendimą sumažinti kaštus, reiškia, valdymo mokestį ir kitus kartus, ir tas fondas savo kartų lygiu atpigo daugiau negu dvigubai, ta prasme, nuo 0,40 per metus iki 0,17. Ir taip, mes skiriam laiko ir pastebim tos dalykus ir manom, kad tai yra puikiai naujiena mūsų klientam, kai tas fondas kaip instrumentas tapo daug pigesnis, jis tapo patrauklus ir galintis pagerinti sąlygas mūsų klientam, ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes jį įtraukiam. Be to jis puikiai tinka prie mūsų indekso, sekti mūsų užsibrėžtą indeksą akcijų dalyje, tai yra dvi pagrindinės priežastys ir pirmin mes su tuo ir judam. Ir šitas instrumentas, galiu tik pridurti, kad jisai buvo nuo pat fondų veiklos pradžios mūsų radare buvo, tik tai mes niekaip neleidom savo jo paimti, kadangi jo kaštai buvo 0,4, kai mes radome alternatyvų ženkliai pigesnių. Kai tai nuleido kaštus daugiau negu dvigubai, mes mielai pradedame. Bet reikia tą pastebėti, reikia žiūrėti. Mes tikrai nebijom susitepti rankų ir ieškoti tų galimybių padirbėti dėl klientų naudos. tą stengiamės nuolat daryti. Taip. Dar vienas pavyzdys yra, ką šiaip netrumpą kelią praėjom dėrybose su pačiu didžiausiu pagal valdomą turtą investicijų valdytojų pasaulyje, BlackRock'ais. Ir pavyko susidėrėti dėl tikrai labai palankias sąlygas kainodaros prasme mūsų kaupiančiųjų atžvilgių, ir tai leis dar labiau sumažinti pensijų fondų bendras išlaidas, įtraukiant tuos geltonai pažymėtus 2 fondus į mūsų portfelius. Tai yra pasaulio išsivysčiusios dalies šiuo atveju fondai, ir vienas iš jų netgi turi tą ESG tvarumo filtrą, tai tokiu būdu mes po truputį didiname ir tvarių investicijų dalį portfelyje. Tačiau jų yra ir taip. Tikrai taip. Visi instrumentai, kuriuos mes naudojame,
didžioji dalis arba net didžiausia dalis, galima drąsiai pasakyti, sudaro įmonės, kurios atitinka tvarumo reikalavimus ir tik labai maža dalis yra tokių, kurios gal nepilnai siekia, bet jų tikrai daugėja. Tai matau, kad mes truputį jau viršėjom laiką, bet labai svarbi dalis. Paskutinė ir turbūt daugam gali būti įdomi dalis, tai kaip GoIndeksui sekėsi per tuos pirmuosius metus ir čia mes turim daug gerų naujienų, kuriomis džiaugiamės ir patys, ir už mūsų klientus džiaugiamės, nes startuoti teko nuo nulio ir prieš gerus metus, truputėlį daugiau negu metus, mes startavom su 0 klientų, dabar turime jau beveik 9,5 tūkstančio klientų, tai jau yra didelis skaičius ir mes, patikėkit, tikrai tą vertinam, labai džiaugiamės ir manom, kad tai yra didelė atsakomybė būti atsakingiam už 9,5, jau artėjom prie 10 tūkstančių žmonių būsimasias pensijas ir kiekvieną dieną matome naujus prisijungiančius, tai jų tikrai daugėja ir ta atsakomybė tik tai didėja, bet mes esam pilnai tam pasiruošę, mes, kaip sakau, nieko ypatingo ir naujo darom tą tokį užtikrintą, paprastą, aiškų dalyką. Na ir turtas klientų, jisai irgi startavom su 0, per gerus metus jau turim virš 22 milijonų eurų patikėto turto, tai yra klientų turtas. Tai yra gan didelis rezultatas ir iš tikrųjų mus nudžiuginęs, mes net galvojam, kad tas progresas gali būti šiek tiek lėtesnis, bet džiaugiamės, kad viskas tikrai veikia, klientai mus pastebi, atranda ir supranta, kad tai visų pirma jiems patiems naudinga, o tai mus motyvuoja dėl jų stengtis ir tas sąlygas tik tai gerinti. Taip, na ir kaip mums sekasi tą daryti, ar ne, turbūt... Ir ne tik mums, bet čia turbūt patiems klientams, kokią gražą jie uždirba. Būtent, nes visas valdomas turtas yra patikėjimo teisė valdomas, klientų turtas ir mes siekime kuo efektyviau jį įdarbinti ir pritaikant mūsų minėtas investavimo strategijas ir kitus išskirtinumus. Tai čia yra patys naujausi rezultatai, kuriuos turėjome paskelbtus visų bendrovių šiandienos rytui. Dabar jau gali. Čia jau patys naujausi, kai ruošim prezentaciją, buvo vakar patys šviežiausi rezultatai. Mūsų tikslas buvo paimti, kokie jie bebūtų. Ta prasme, mes iš anksto negalėjom nei žinot, kiek čia geros, blogos dienos, bet čia yra patys paskutiniai, kurios turėjome. Dabar gal turėtumėm ir šios dienos, bet labai didelio skirtumo nesudarytų. Tai čia yra rugsėjo 25 dienos, tai galima sakyti yra beveik trečio ketvirčio pabaigos duomenys, be kelių dienų. Rezultatai čia yra suskirstyti į 2. ir 3. pakopos fondų kategorijas pagal amžiaus grupės 2 pakopai ir pagal rizikos grupės 3 pakopai ir palyginti su visų bendrovių esančių rinkoje atitinkamų fondų rezultatais. Tai viršuje lentelėje žvelgiant į 2. pakopos fondų rezultatus, iš kairės pusės pateikiami yra GoIndex fondų rezultatai. Ir iš karto dešiniau yra pateikiami GoIndex lyginamųjų indeksų rezultatai. Tai mes labai džiaugiamės, kad šie rezultatai yra labai artimi, labai panašus, kas patvirtina, kad mums pavyksta laikytis to vieno iš pagrindinių tikslų būti kuo arčiau lyginamo indekso, jį sekti, jį atkartoti, kas yra mūsų vienas iš strategijos esminių elementų. Žiūrint dešiniau yra pateikti visų kitų bendrovių rezultatai. Ir čia raudonas spalva yra pažymėti prastesni rezultatai lyginant su GoIndex ir žalia geresni lyginant su GoIndex. Savo kategorijose. Kiekvienoje kategorijoje, kaip gal eilutę žiūrint. Tai tuos fondus, kurie ten turi trumpą horizontą, reikia lyginti tarpusavį, tuos, kurie yra ilgo horizonto, irgi reikia lyginti tarpusavį. Reikia lyginti tos pačius fondus. Tai kaip matome, šio laikotarpio pjūviu, 6 amžiaus grupių fondai 2 pakopai yra geriausi. Ir tik 2 vyriausio amžiaus grupių rezultatai yra prastesni. Priežastis galime suvesti į tai, ką mes jau šiek tiek įvardinom. Tų vyriausių amžiaus grupių fonduose ir turto ir saugojimo fonduose mes investuojam konservatyviau negu visa rinka. Dėl to, kad tokią strategiją pasirinkė. Žvelgiant į 3. pakopos fondų rezultatus, matome, kad ir didelės ir vidutinės rizikos grupių fonduose GoIndex rezultatai yra pirmaujantis
Na, čia galime išskirti SEB Index klimato ateities fondą, kuris vos didesnę grąžą šiai dienai generuoja. Reikia pagirti konkurentus, kur yra dėl ko girti, bet tas fondas atrodo gerai, bent jau šitų laikotarpių jo rezultatai netruputėlį geresni už mūsų fondus, bet tas skirtumas nėra didelis. Nėra didelis, na jisai taip, jis yra indeksinis, bet jis yra labiau teminis, nišinis, nes su klimato filtru. Čia yra kita tema, bet mes, kaip sakom, kaip minėjome, apimame visą pasaulį. Jo, gal kada atskirai dar pakalbėsime apie tuos tematinius ar panašiai. Na, mūsų yra klasikiniai indeksiniai fondai, tokia labai aiški paprasta laiko patikrinta strategija. Tai galim dar užmest akį ir į metų perspektyvą. Dabar gerai matosi 12 mėnesių tiesiog, vėlgi nuo vakar dienos atgal 12 mėnesių, jeigu žiūrėti, tai yra maždaug pilnas, beveik jau visiškai pilnas laikotarpis, kiek veikia mūsų fondai. Kai kurie fondai mūsų net pradėjo truputėlį vėliau, tiesiog klientų jos atsirado, prisijungė truputį vėliau. Pavyzdžiui, 54 metų gimimo fondas net neturi dar metų istorijos, nes pirmieji klientai atsirado truputėlį vėliau. Tačiau vaizdas yra labai panašus, jeigu čia matot. Na ir tiek žvelgiant į šių metų, nuo metų pradžios rezultatus, tiek čia matys labai panašias tendencijas. Mūsų fondai, būdami mažų kaštų, indeksiniai fondai, na, daugelį kategorijų išliko lyderiai. Na, turim, galbūt tuose konservatyviausiose investicijose mūsų grąžos yra mažesnės dėl to, kad mes nuosekliai nuo pat pradžių pasirinkom konservatyvesnę strategiją. Tai ten yra žymiai mažiau svyravimų ir mes manom, kad tai yra prioritetas. Ir truputėlį mažiau grąžos siekimo, bet ten irgi skirtumai nėra dideli nuo konkurentų. Tuo tarpu daugeliui klientų tinkami fondai tose kitos amžiaus grupėse, tenka pastebėti, kad daugelio konkurentų rezultatai atsilieka visai nemažai, po 1, 2, 3 procentus per metus. Tai jeigu tai per metus atsilikimas, per ilgą laiką tie skirtumai gali sudaryti reikšmingus skirtumus sukauptoj sumoj, tai mes, aišku, negalim teikti, ta prasme, tai yra 1 metų rezultatai. Taip, čia yra ilgesnių pas laikotarpis. Tik tai, jisai patvirtina, kad šitoj rinkoje, kuri buvo per pastaruosius metus, ta strategija yra veikianti. Ir per ilgą laikotarpį, statistiškai, apie tai mes šiandien išnekėjom, per ilgą laikotarpį jinai dar tik tai labiau materializuosis ir tas veikimas pasimatys per ilgą laikotarpį dar aiškiau. Tai čia tiesiog taip, iš dalies sutapo, iš dalies ir nesutapo, nes tiesiog pasitvirtino, kad strategija veikia nuo pradžios žiūrint į šitus pjūvius. Visiškai teisingai. Ir dar dėkoju, mačiau, kad kai kurie siuntėt plojimus matydami rezultatus, tai tikrai ir mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tiesiog tie rezultatai džiugina, bet jie turi džiuginti ir iš tikrųjų plojate visų pirma savo patiems, nes tai yra jūsų, ta prasme, kaip klientų, kurie jau esat klientais arba tuoj prisijungsit prie mūsų. Tai to gali tikėtis, o tie, kas esat nuo mūsų veiklos pradžios, tai jau tą rezultatą turi, tai geriausi rezultatai rinkoje, tikrai mums irgi labai, labai smagu ir už mus visus ir labiausiai už jūs, klientus, kurie galit naudotis tais rezultatais. Čia matote grafiką, tiesiog iliustracijai. Ir jo esmė, aš taip pasakyčiau, yra ta, kad mes nieko stebuklingo nedarom. Rezultatai tikrai yra puikus, bet jie pasiekti ne kažkokio mūsų labai ypatingom įžvalgom, nei Ovidijus, nei aš čia neįsikišom ir nesugalvojom, kad dabar reikia investuoti į rinką, dabar reikia pasitraukti, dabar šitam sektoriui, kitam bendrovėm. Mes nieko to nedarom. Tas geras rezultatas yra dėka tiesiog tos paprastos, pasyvios indeksinės strategijos ir buvimo, kaip matot šitam grafike, prilipus prie savo lyginamojo indekso. Tai kiekvienas mūsų fondas galite įeiti į kiekvieno fondo grafiką mūsų svetainį ir kiekvieną dieną pasitikrinti atnaujintus duomenis. Matosi iš to grafiko ir per ilgesnį laiką, kai pasižiūrim, mūsų fondai yra tiesiog prilipę prie savo palyginamojo indekso ir tiesiog mes įdedam maksimalias pastangas, kad tai ir būtų realizuota. Būti prilipus ir daryti tai su kuo mažesniais kaštais klientui. Tai yra visos mūsų didžiosios pastangos yra sutelktos, sufokusuotos į tai. Ir kaip matom, rezultatas kol kas tikrai labai džiuginantis. Tikrai džiaugiamės pirmiausia už savo klientus rezultatais ir turbūt apibendrinti galime pagrindinės kelios įžvalgos iš to, ką papasakojom. Tai
Na, kaip ir minėjom, turim bent 5 išskirtinumus lyginant su kitomis pensijų kaupimo bendrovėmis, tai labai trumpai tas pasyvus indeksinio investavimo valdymas arba strategija, vedi mažiausių kaštų mūsų klientams, kaupiantiesiems, aiškios portfelių sudėtis, išskirtinė antros pakopos fondų gyvenimo ciklo investavimo strategija, kuri remiantis tomis geriausiamis užsienio praktikomis per ilgą laiką gali sugeneruoti geresnį rezultatą. Apie savitarną Marius kalbėjo paprasta, intuityvi, lengva ją naudotis, yra integruota visa apimanti skaičiuoklė. Prie antros dalies mes minėjom apie tą portfelių sudėtį detaliau, bet kaip ir iš to turbūt susidarė vaizdas, kad jinai yra gana aiški, paprasta, skaidri, patikima, apie ką irgi kalbėjome. Na ir vienas pagrindinių tikslų tai yra kuo mažesni investavimo kaštai. Nuolat stebime taip pat ir instrumentų pasiūlą rinkoje, siekiame efektyvumo dirbdami tą linkmę, tai keletą pavyzdžių irgi parodėme. Na ir ką aš galėčiau turbūt dar pridurti, tai tiesiog apibendrinti, kad labai paprastai, čia daug detalių mes aptarėm, bet tiesiog džiaugiamės, kad jūs esat su mumis ir suteikia tą pasitikėjimo mandatą ir jisai tik didėja su kiekvienu mėnesiu. Ir džiaugiamės, kad jūs esate su lyderiaujančia bendrovė. Mes tikrai labai sparčiai augame dėka jūsų pasitikėjimo. Ir duodame jums rezultatus, kurie mes tikimės yra verti jūsų pasitikėjimo. Tai tikrai džiaugiamės ir kviečiame tuos, kurie dar svarstote, išgirdus visus argumentus, išgirdus tą mūsų vidinę virtuvę, jungtis prie mūsų. Ir tuo turbūt ir pabaigčiau. Atsiprašau, kad mes truputėlį ilgiau užtrukom, nemažai detalių ir labai norėjosi pakomentuoti, nes šį kartą tema tokia labai praktinė, ne apie teorinius aspektus daug, bet apie praktinius ir konkrečius rezultatus, jūsų rezultatus, kartu pakomentuojant, kaip mums sekės, kokios mūsų įžvalgos ir šiek tiek ko galima tikėtis, nes tikėtis mes ir toliau diena iš dienos stengsimės mažinti jums kaštus ir toliau būsim prilipę prie tų indeksų, nuobodžiai, paprastai, bet rezultatyviai.